Šiandien žiniose aptarti vakar imituotų riaušių prie Cido arenos rezultatai. Šiltuoju metų laiku padaugėja traumų, po kurių nukentėjusiems tenka perpilti kraują. Vis dažniau į eismo įvykius patenka dviračių transporto priemonių vairuotojai. Vakar Cido arenoje, kurioje rugpjūčio 31 rugsėjo 5 dienomis vyks Europos vyrų krepšinio čempionatas, buvo surengtos civilinės saugos pratybos. Po jų vykusiame aptarime konstatuota, kad tiek specialiosioms tarnyboms, tiek arenos administracijai teks dar kartą aptarti ir įvertinti savo veiksmus, kadangi pratybų metu ne viskas vyko taip, kaip tikėtasi. Tokie bendriniai pastebėjimai ir buvo, kad trūksta šiek tiek komunikacijos tarp tarnybų, tai nėra bendro ryšio. Ir visos tarnybos naudojasi kiekvieną savo ryšių, kas iš tiesų labai apsunkina darbų koordinavimą. Čia yra problema. Problema yra pamatyta ir pačioje arenoje šiek tiek. Tai jų vidiniai dalykai, tai davikliai įsijungia po 3 minučių, tai su evakuacija išėjimai neatsidarė visi. Tiesiog tai labai gerai, kad tą pamatėm vakar, o ne sakykime, pačio čempionato metu. Taip pat turėjo policijos pareigūnai priekaištų šiek tiek aplinkai, reikės pakeisti dangą esančią prie medelių, kadangi, žinot, akmenys prie tokių arenų, tai yra tiesiog labai geras ginklas, sakykime, muštinių atveju nereikia jau nieko net kišeniai turėti. Kaip problema taip pat įvardinta ir galima greitosios medicinos pagalbos automobilių stoka, esant daug sužeistųjų. Greitoji pagalba be abejo stokos pajėgų. Ir reiks apie tai mąstyti, iš kur jų paimti, kadangi čempionato metu negalės būti mestos visos pajėgos prie arenos. Miestiečiai serga ir sirgs visais metų laikais ir kiekvieną dieną reikalingi išvykimai. Beje, pratybos nepraėjo be tikro kraujo praliejimo. Karaliaus Mindaugo mechanizuotojo pėstininkų bataliono kariui, vaidinusiam riaušininką, per susirėmimą su policininkais buvo išmuštas vienas dantis ir 2 nuskelti. Batalione dėl šio įvykio bus atliekamas tarnybinis patikrinimas. Kraujo centro specialistams vasara bene sunkiausias metų laikas, kadangi atostogų metu kraujo preparatų poreikis mieste tik auga. Atostogos artėja nenumaldomai, dalis žmonių dar neatostogauja ir todėl noriu dar kartą priminti, kad prieš atostogas būtų labai gerai, kad dalis panevėžiečių sveikų, išmanančių donorystės svarbą, norinčių padėti kitiem, prisimintų ir ateitų pas mus į kraujo centrą duoti kraujo, nes mūsų kraujo komponentai pagaminti, eritrocitai, galioja 42 dienas ir jeigu gegužės pabaigoj bus padarytas rezervas, tai mes galim sakyti, kad pusėj vasaros mes ir užteksim. Vasarą kraujo centro specialistams sudėtinga ne tik dėl to, kad sumažėjo pačių kraujo donorų, bet ir įvairių nelaimių bei traumų, po kurių tenka perpilti kraują, šiuo metu laiku padaugėja. Vasarą žmonės judresni, daugiau važinėja, o donorų kraujo daugiausia reikia vis dėlto ekstra tvarka po įvairiausių nelaimingų atsitikimų, auto įvykių dažniausia, nes žmonės dažniausia nukenčia autoavarijų metu, taip kad kuo judresni žmonės, kuo daugiau važinėja, tuo daugiau auto įvykių, tuo daugiau jų, kad ir liūdna statistika, daugiau atsiduria ant operacinio stalo, daugiau atsiranda gulinčių reanimacijos palatose ir kraujo poreikis vasaros metu tikrai nemažėja, o netgi truputį ir padidėja. Primename, kad kraujo donorais gali tapti asmenys nuo 18 metų, o kad gyventojams būtų patogiau, Nacionalinio kraujo centro Panevėžio filialas pirmadieniais donorų laukia net iki 19 valandos. Sušilus orams gatvėse gerokai padaugėja motociklų, mopedų bei dviračių ir kaip praneša policijos pareigūnai, šių dviračių transporto priemonių vairuotojai itin dažnai pažeidžia kelių eismo taisyklės. Pagrindinės priežastys, dėl ko dabar susiduria motociklai su automobiliais. Paminėsiu dar tiesą, kad šią savaitę įvyko 2 tokie eismo įvykiai, kai susidūrė automobilis ir mopedas, tai yra ir motociklas, ir buvo sužaloti motociklistai. Tai pirmas dalykas, vairuotojai sukdami į kairę automobilių nepraleidžia iš priekio važiuojančius motociklus. To nepraleidimo priežastis dažnai būna motociklininkų viršytas leistinas greitis.
Tai jeigu motociklistai važiuotų nustatytų greičių 50 km/h mieste, kaip jiem ir priklauso, važiuotų su šalmu ir automobilis tikrai jį pastebėtų ir prieš sukant į kairę jį praleistų. Pastebėta, kad taip pat išaugo eismo įvykių skaičius, kuriuose dalyvavo mopedo ir dviračių vairuotojai. Lygiai taip pat sušilus orams šitos transporto priemonės jau pasirodė. Ir vėlgi turim važinėti taip, kaip nurodyta kelių eismo taisyklės. Jeigu dviratininkas, tai jisai turi važiuoti dviračių taku arba kuo arčiau dešinio važiuojamosios dalies krašto. Vėlgi noriu paminėti, kad nepilnamečiams dviratininkų vairuotojams, pabrėžiu, nepilnamečiam iki 18 metų privaloma turėti važiuoti užsidėjus saugos šalmą ir bet kuris nepilnametis, tiek jo tėvai, gali būti nubausti už tai, kad jie važiuoja be saugos šalmo. Tėvai už tai, kad išleidžia vaiką be saugos šalmo, o vaikas dėl to, jeigu jisai nuo 16 iki 18 metų, už tai, kad važiuoja be saugos šalmo. Praktika rodo, kad dažniausiai dėl įvykusio eismo įvykio, kuriame susiduria automobilis ir dviratė transporto priemonė, kaltas būna pastarosios transporto priemonės vairuotojas. Motociklistai dėl to, kad jie žymiai viršija leistiną greitį ir matome tikrai, kad mieste nevažiuoja 50 km/h greičiu ir jeigu toks greitis yra viršytas, be abejo sprendžiama ir vairuotojo atsakomybė, bet taip pat atsižvelgiama ir tai, kad jeigu motociklistas viršijo žymiai leistiną greitį, tai nereiškia, kad jisai bus nekaltas eismo įvykyje. Gal praktiškai jau net neįmanoma kartais pastebėti ir jį praleisti kur automobilio vairuotojams. Taip pat ir dviračių transporto priemonių, kitų mopedų vairuotojai lygiai taip pat turi suprasti, kad jų eismas vyksta taip pat kaip kitų transporto priemonių, kaip automobilių, važiuoti į kitą gatvės pusę, kitą kelio pusę, važiuoti pėsčiųjų perėjoms. Jiems yra draudžiama, pėsčiųjų perėjos skirtos ne mopedams, ne dviratininkams, skirtos pėstiesiems. Jeigu jie nori pervažiuoti į kitą kelio pusę, turi nulipti nuo dviračio, persivaryti dviratį, o jeigu įvyksta susidūrimas vidury gatvės, tai mopedo vairuotojas ten iš viso negali atsidurti, nes jisai sukti gali tik tada, kada eismas neintensyvus. Tai praktiškai jisai ten net negalėjo atsidurti toje vietoje, tai be abejo kaltas jisai bus dėl eismo įvykio. Statistika rodo, kad dažniausiai eismo įvykius patenka dviračių vairuotojai, o skaudžiausiai avarijose nukenčia motociklininkai. Panevėžyje kasmet jų žūva bent po vieną. Jau šį sekmadienį gegužės 15 dieną bus minima Tarptautinė šeimos diena. Panevėžio vaikų lopšelis darželis Aušra, norėdamas kuo tinkamiau paminėti šią dieną, įstaigos kieme surengė visos darželio bendruomenės šventę, kurioje dalyvavo auklėtojos vaikai, jų tėvai, seneliai ir kiti artimieji. Kiekvienais metais yra minima šeimos diena, tačiau šiemet pavyko sukviesti mums visą institucijos bendruomenę. Čia matosi visų mūsų auklėtojų kūrybiškumo, vaikų žinių, darbo rezultatas. Vaikai jau žino, kas yra šeima, kas yra šeimos vertybė. Vaikai šiandien savo rankytėmis minkė tešlą, lipdė sausainukus, savo rankytėmis pjaustė agurkus, tepė sumuštinius, kuriais vaišinosi mūsų visi bendruomenės nariai. Ir močiutės, ir seneliai, ir broliukai, ir sesutės, ir tėveliai, ir mamytės. Darželio auklėtojos teigimu, šeimos šventė ne tik vienai popietei suvienijo visą darželio bendruomenę, bet ir suteikė vaikams galimybę suprasti šeimos svarbą ir vertę. Vaikai piešė piešinius apie savo šeimą ir vaikai žino, čia jų vaikų mintis yra užrašytos ir vaikų šeimos vertybės atsispindi jų darbuose. Tai aš manau, kad vaikai sužinojo be galo daug žinių ir jie tiesiog prašosi tos meilės ir žino, kas tai yra ir kokia yra šeima, kad tai aš, tai broliukas, tai sesutė ir kokia yra šeimos vertybė. Tarptautinė šeimos diena Jungtinių tautų organizacijos sprendimu minima nuo 1994 metų.